tą puikiai turbūt patys kaip vartotojai jaučiate ir stebite. Tačiau, ko gero, žiūrint į sektorius, yra aiškiai išdiferencijuoti skirtingi vystymosi greičiai. Kiekvienas sektorius atsigaus nevienodai ir tą turim labai pasakyti. Ir ko gero, didžiausios, geriausios indikacijas šiandien ir jūs ir mes gauname iš gyvenamojo sektoriaus rinkos, kur atsigavimas yra jau turbūt net nediskutuotinas, ar ne, o matosi, vakar net per langus pažiūrėjom, kur kranai ten gyvenami namai dygsta po truputį. Tai jau yra akivaizdu ir tai turbūt nereikėtų net praleisti pro ausis. Klausimas, kiek tai yra tvaru, kiek tai yra išlaikoma į priekį ir kiek tai gali būti, kad nesusiformuotų dar kažkokie tai antriniai, tretiniai burbulai rinkoje susiję su pačiu rinkos vystymusi. Jeigu žiūrėti į bendrą situaciją, iš tiesų pirkėjai atsigręžia į projektus, pirkėjai domisi, pirkėjai žiūri ir, galim sakyti, grįžta jau pasitikrindami savo galimybės bankuose. Ir čia turbūt Violeta turėtų patvirtinti taip ar ne, ar bankai jau galėtų ir norėtų dalyvauti šitoje rinkos kūrimo proceso pradžioje. Na, be abejo, sakykime, šiai dienai situacija nekilnojamo turto rinkoje yra tikrai stabilizavusi ir bankai vėl gali vertinti savo riziką, sakykime, pamatuotai ir vėlgi kažkokių didelių svyravimų ar pokyčių neigiamų, tai teigiamų niekas nesitikė. Ir, sakykime, toj stabilioj plotmėj tas namų ūkis ar žmogus, kuris perka būstą savo reikmėm, gyvenimui, vėl yra vertinamas pakankamai nerizikingai, tai, sakykime, vienas nerizikingiausių segmentų, galima gerai vertinti to žmogaus pajamas, ateities perspektyvas ir šiame kontekste neabejotinai. Mes jau matome aiškius signalus, kad bankai pradėjo konkuruoti dėl šito gerojo kliento ir matyt šitą konkurenciją tik stiprės. Tai turbūt pratęsant ir žiūrint į skirtingus sektorius, galim matuoti iš tiesų jų išsivystymo tempus ir vienas iš tokių paskutinių metų Vilniaus rinkoje biurų segmentas, tas, kuris indikuoja, kad daugeliu atveju 10 metais įvyko tam tikras nuomininkų judėjimas, kuris padėjo rinkai, kaip mes sakom, išsivalyti nuo neužimtų patalpų. Ir tai būtent leido daryti prielaidas, kad norint šiandien turėti naują biurą Vilniuje, reikėtų labai stipriai paieškoti ir pasistengti, jeigu tai yra gera vieta, geras biuras. Ir iš esmės žiūrint į šitą situaciją, turbūt reikėtų laukti, kad bus sudaromi sandoriai į priekį, tai yra tiems projektams, kurie dar šiandien nėra įgyvendinti ir kurie dar šiandien nėra pastatyti. Tai suteikia iš tiesų vilčių, kad tada automatiškai ir bankai žiūrės į tos projektus kaip į patikimus su nuomininkais ir tie projektai turės galimybę pradėti realizuotis ir materializuotis kaip pastatai. Tai iš esmės turbūt biurose yra šiandien, jeigu apibūdinti, kas vyksta, tai sprendimų priėmimo metas, galvojamas, ką daryti artimiausius 2-3 metus ir dėliojamas strategijų, kaip vis dėlto viena ar kita įmonė norėtų matyti savo biurą, kokioje situacijoje ir kaip tai turėtų išsireikšti. Akivaizdu, visi nori būti arčiau miesto centro su puikia infrastruktūra, su geru parkingu, taigi tų projektų turbūt bus netiek jau ir daug. Iš esmės šiandienai vienas projektas, tai yra pirklių klubas, kuris yra statomas labai, sakyčiau, įdomių momentų. Projektą vadinčiau statybą savo ir sakyti, kad vis dėlto tai yra labiau į rinką paleistas kaip spekuliatyvus, neturint iš ankstinių nuomininkų. Turbūt kiti projektai bus labiau pririšti prie nuomininkų ir prie tų nuomininkų poreikių konkrečiam pastate. Tai apibūdinant apie situaciją, turbūt pagrindinis judėjimas įvyko 10 metais ir tie dideli sandoriai nuomos, tokie kaip Teo, tokie kaip Sebo, tokie kaip Western Union,
sudarė prielaidas būtent šito sektoriaus vystymuisi 11, 12, 13 metais. Jeigu žiūrėti į pozityvą, negatyvą, mes pabandėm pasverti druską ant svarstyklių, kas yra kas su biurais. Be jokios abejonės, tai ką Violeta sakė, makroekonominiai dalykai turės tiesioginės įtakos įmonių veiklai. Įmonės norės turbūt ir daugiau žmonių priimti, galbūt reikės plėsti biurus ir realiai susidurs su problema, kad nėra kur. Tai iš tų pozityvių, kad realiai šiandien paklausa galbūt ir yra, pasiūloje nėra patalpų. Tai turbūt užims tam tikrą laiką, nes 12-18 mėnesių statybų periodas vis tiek egzistuoja ir tą turbūt pajus rinkoje tiek nuomininkai. Iš kitos pusės vystytojai susidurs su dėrybų klausimu ir sandorio sudėliojimo klausimu iš anksto. Tomai, kaip tu manai, tie iš ankstiniai sandoriai šiandien ar turi rinkoje vietos ir kaip tai būtų traktuojama rinkai, žinant, kad sutartis Lietuvoje yra labai traktuojamas nevienareikšmiškai? Man atrodo, čia du aspektai yra iš ankstinis sandoris ir apskritai nuomos sutarties vertė, apie kurią truputėlį pakalbėsiu vėliau. Manau, kad su išankstiniais sandoriais mes esam susitvarkę 2010 metais priimtos aukščiausio teismo nutartis, leidžia pasakyti, kad galima, taip sakant, išankstinius sandorius arba preliminarias sutartis vertinti kaip įpareigojančią šalis ir aukščiausio teismo suformuota praktika, kad galima gauti ne tik tiesioginių nuostolių atlyginimą, bet taip pat ir prarastos galimybės atlyginimą, man atrodo, sukuria pakankamai neblogas prielaidas sudaryti iš ankstinius sandorius, jeigu taip ignoruotume pačią nuomos sutarties problematiką, kuri yra pakankamai dramatiška ir kuri mano vertinimu ir, tarkim, iš tų užklausimų, kurie gaunami iš rizikas vertinančių institucijų, kaip, pavyzdžiui, bankai, bankų požiūrių, man atrodo, yra pakankamai rimtas klausimas, kurį kažkokiu būdu turės tiek teismas, tiek matyti egzistuojantį praktiką išspręsti. Apie tai truputėlį vėliau. Ačiū labai. Kitas sektorius, kuris pakankamai įdomus ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse, tai yra prekybos centrai, permainos juose. Turbūt neišvengiamai ir jūs matote, lankydamiesi, kad permainos vyksta. Prekybos centrai keičia savo veidą, sakyčiau, darydami kokybinį šuolį į viršų ir ieškodami sprendimų, kurie įgalina vis dėlto išsiskirti, būti kitokiam ir leistų nekonkuruoti tiesioginį rinkoje vienas su kitu ir daryti kažkokias inovacijas. Akivaizdžiai šiandien išlieka daug problematiškų objektų prekybos centrų, kurie turi pakankamai didelį neužimtumo lygį. Tai liečia turbūt ne tik tai Vilnių, Kauną, Klaipėdą, bet ypatingai tuos antrinius, tretinius miestus. Tai yra tie prekybos centrai daro viską, kad išlaikyti nuomininką, daro ženklės nuolaidas ir akivaizdu šiandien, kad svarstyklės tarp nuomininko ir savininko yra lygiapusės. Vienas jau nebegali daugiau daryti nuolaidų, nes turbūt yra ir įsipareigojama ir jo egzistavimo klausimas iš principo. Kiti vis dar sako, kad mes norim tų nuolaidų, nes negaunam pakankamai apyvartų rinkoje ir tokiu būdu turbūt tas sektorius dar pakankamai karštas dėl ginčo nuomos santykiuose. Tomai, tavo nuomonė, kaip čia žiūrima ir ar tai užsienio investuotojams atrodo keista ar ne Lietuvos fenomenas? Šiaip manau, kad kalbant apie prekybinės patalpas, kažkaip daugelis projektų, kurie buvo padaryti, galbūt ne visiškai buvo teisingai sukonstruoti ir nuomos politikos atžvilgiu. Nuomos buvo fiksuotos labai konkrečiam laikotarpiui, visiškai konkretus nuomos mokestis natūraliai, tai truputėlį iššaukia ir tam tikras įtampas. Nuomininkam
nebedarant tų apyvartų, kurios buvo projektuojamos tada, kada nuomos sutartis buvo sudaryta. Kita vertus, pats sandoris sudaromas tam tikram laikotarpiui, mano supratimu, nuomininkas yra pakankamai stiprus verslininkas, galintis prognozuoti savo galimas apyvartos pokyčius, kuris gali prognozuoti tam tikrą cikliškumą ekonomikoje ir mažmeninės prekybos rinkoje. Tai kalbėti apie tai, kad nuomininkas turėtų įgyti kažkokias specialias teisės, didžiulės privilegijas tuo metu, kai rinkoje vyksta tam tikri pokyčiai, mano supratimu, negalima, ir tokia yra ir pasaulinė tendencija, ir, sakyčiau, Lietuvoje vykstantis procesai yra šiek tiek unikalūs, bent jau kalbantis su užsienio kolegom, su Europos šalių teisininkais, jie to, kas pas mus vyksta, nesupranta. Ir jeigu pas mus tiek teismuose nuomininkai teigia, kad dėl pakitusių ekonominių aplinkybių sutartis galėtų būti pakeista nuomininko naudai, tai tokiose subrendusiose šalise, kaip Didžioji Britanija, precedentai, kad sutartis būtų pakeista dėl tam tikrų kitaip susiklošiusių ekonominių aplinkybių, yra visiškai vienetai. Ir vienetai ne tai, kad per metus, bet vienetai per šimtmečius. Man atrodo, kad Didžiosios Britanijos lordų rūmai, kas tuo metu ilgą laiką buvo aukščiausia teisminė valdžia, yra per savo visą egzistavimo laikotarpį pritaikiusi panašias nuostatas, kaip kad mūsų teismai dabar mėgsta taikyti dėl pasikeitusių ekonominių aplinkybių, yra pritaikiusi vos kelis kartus per visą savo egzistavimo laikotarpį. Tai man regis šis manimas, kad nuomininkas dėl kažkokių priežasčių yra silpnesnė sutarties šalis, jis matyt yra irgi nieko nepagristas, matyt neįvertinama ir tai, kad už to fondų, kurie atrodo didžiuliai, kurie turi krūvą pinigų, stovi tie patys mūsų jautriausi visuomenės sluoksniai, galbūt ne mūsų Lietuvos, bet kitų užsienio šalių, tai yra tie patys pensininkai, kurie kaupia lėšas savo pensijai. Ir galvoti, kad čia yra gigantas nekilnojamo turto magnatas, institucinis investuotojas fondas tikrai negali, nes tai yra tikrai labai jautrus darinys. Tai komentaras mano būtų toks, kad iš tikrųjų tai, kas vyksta Lietuvoje, aš labai tikiuosi, kad kadangi tai yra apskritai pirma krizė, kurią mes tokią patiriam nekilnojamam turte, manau, kad šita krizė mums bus be galo naudinga, dėl to, kad sutvarkys tos santykius taip, kaip jie turėtų būti, edukuos truputėlį tiek rinkos dalyvius, tiek tuos asmenis, kurie sprendžia ginčus tarp kariaujančių pusių, nebijau to pasakyti, iš tikrųjų kartais atrodo, kad karas vyksta pilna apimtim. Ir mes turėsim labai aišku paveiksliuką, nes šiandien kartais atrodo, kad ilgalaikis nuomos sandoris yra įpareigojantis tik tai nuomotojo, nuomininkui tai yra trumpalaikis nuomos sandoris. Tai yra irgi tam tikra kaina, kurią gali tekti sumokėti ateityje tiem, kurie vartos, tai yra pirkėjai, nes nestabilumas jisai lemia, matyt, Violeta patvirtins, lemia tam tikrą išaugusią riziką ir tam tikrą kitą kainodarą. Iš tiesų, tai, ką sako Tomas, belieka tik tai pasakyti, kad remiantis šitom prielaidom naujų didžiųjų prekybos centrų turbūt reikia atidėti lūkesčius, kad jie atsiras greitų metų, ir turbūt situacija bus tokia, kad mes jų lauksime dar kokiais 13-14 metais. Realiai žiūrint, tai pagrindinis yra tai, kad labai sunku šiandien susitarti labai aiškiai fiksuotą nuomą. Visi siekia nuomos nuo apyvartos, daryti prognozės apyvartų turbūt yra pats nedėkingiausias daiktas šiandien dienai, ką galima sugalvoti, nes tai labai priklauso nuo daugelio faktorių ir ta paklausos pasiūlos kreivė šiandien manyčiau, kad sviruoja per vidurį ir galėtume pasižiūrėti, kaip mes tai matytume pačias tendencijas, tai 50-50 prekybos centruose veiksnių, kurie sako, kad tai yra negatyvu, kad tai yra pozityvu. Ir akivaizdžiai visur sakom, kad labai gerai atsigauna ekonomika, atsigauna bankų finansavimas,